Sveiki. Mūsų įmonė jau daugiau kaip 10 metų importuoja įvairias elektrinės, ekologiškas transporto priemonės. Dirbame tiesiogiai su gamintojais, kurie pagal mūsų užsakymus pagamina būtent Lietuvos žmonėms skirtas transporto priemonės. Atsižvelgiant į lietuviškus įstatymus, lietuvišką klimatą, lietuviškus kelius, ir Lietuvos žmonių sudėjimą. Čia jūs matote elektrinius triračius, keturačius, skirtus įvairaus amžiaus žmonėms judėti įvairiais paviršiais. Jų privalumas prieš kitas transporto priemonės toks, kad važiuojant nereikia vairuotojo pažymėjimo, nereikia registruoti regitroje, nereikia techninės apžiūros, vairuotojas vadovaujasi dviratininko pareigom. Jų valdymas yra labai paprastas, todėl tinka tiek garbaus amžiaus žmonėms, tiek ir vaikams. Eksploatacija taip pat paprasta ir labai pigi. 1 kilometras kainuoja 1–2 centus. Maksimalus greitis yra 25 km per valandą, o kam jei ir toks greitis yra per didelis arba norite manevruoti patalpose, yra 3 greičiai, kuriuose galima pasirinkti greitį ir judėti einančių ištisais greičių. Priešais mus komfortiškiausi Comfy serijos keturačiai. Ir vienvietis Comfy serijos keturatis. Šis modelis itin patogus, jei reikia važinėti vienam. Jų variklio galia pasirinkta tokia, kad maksimaliai atitiktų lietuviškus kelius, lietuvaičių svorį ir mažiausiai vartotų elektros energijos. Kadangi importuojame jau daugelį metų, pasirenkame optimaliausią variantą variklio, akumuliatorių, kad būtų galima ir daug nuvažiuoti ir nebūtų labai brangu eksploatuoti. Ir populiariausi MS serijos triračiai. Populiariausias mūsų modelis vienvietis triratis MS3 su naujos kartos grafeno baterijomis, su kuriomis net ir 50 km atstumas nėra kliūtis. Ir turime naujieną. Populiariausias MS serijos triračiai pasipildė naujų triračių su stogeliu. Daugelio klientų prašymų atsivežėme ir šitą modelį. Ir antra naujiena, Comfy serijos keturatis, dvivietis, plius turintis stogą. Ir praktiškiausi Praktik serijos triračiai, nes lengvai paverčiami tiek į dvivietį, trivietį ar krovininį triratį. Vienas praktiškiausių tai Praktik 2 modelis. Iš triviečio modelio lengva paversti krovininiu triračiu. Štai, atsiveria
pakankamai talpi bagažinė, kurioje galima vežti pakankamai daug sodo ar kitų daiktų. Ir atvirkščiai, sėdynė užsidaro, galima vežtis keleivius. Dar viena bagažinė yra papildoma šiandien gale. Joje galima vežti nesunkų krovinį. Kiek mažesnės, Praktik 1 modelis, kuriuo galima važiuoti net 3. Paspaudžiam rankenėlę, pastumiam sėdynę, paspaudžiam sėdynę, na ir jeigu reikia, antrą. Ir atvirkščiai. Na, o smulkiem daiktam susidėti yra pakankamai nemaža daiktadėžė. Taipogi patogus variantas yra USB krovimo lizdas. Na ir Praktik 1 su dideliais 10 colių ratais taip pat pakankamai komfortiškas.